Orkestras kūno iš tikrųjų, jeigu tu jam sudarai sąlygas, tai jisai labai darniai veikia. Vat gydytoja, atėjau pas jūs, nes jūs darot kažką kitaip negu kiti. Bet sakykime, žmogus nori geriau miegoti. Kur pirmi tie pagrindiniai kabliukai, ką reikėtų fokusuotis? Kiek tu pasiryžęs už tą geriau duoti? Duoti ko? Vis tiek kažką reiks paaukoti. Geras toks klausimas, žinai, man žmonės dabar nustebo, tai jūs gydytojai ir į salę einate. Ir padaryk dienos įvykį, kurio nenori daryti, kurio labiausiai nemėgsti, patį nemaloniausią ryte. Jeva, blemba, tugi šeštadienį šiam 7 kilus nubėgai. Pliusas visiems, matai? Tu brėži ribas. Tai čia nebėra tada pliusas visiems, kai tu brėži. Manau, vis laiką pokytis ateina tada, kai yra pakankamai skausminga išlikti toje pačioje situacijoje. Kodėl rūkyti yra blogai, o mano tėtis rūko? Pirmas klausimas. Hormonus galima sugadinti vien per daug sėdint. Man rodos, paėmiau iš tavo kažkurio komentaro. Hormonus galima sugadinti per daug sėdint. Tai netgi dabar yra, nepasakysiu pavardės, bet tokia nauja frazė, sitting is the new smoking, nes irgi labai daug kartų didina insulto, infarkto riziką, aterosklerozės riziką. Tai visgi ne veltui yra tos visos tie visi patarimai, kad atsistokite, padarykite pritūpimą, atsispaudimą ir tada vėl eikite sėdėti. Tai ir hormonus gali sugadinti, ir fizinį kūną, ir psichinį kūną. Aš iš karto galvojau, gal reikės podcastą iš karto perkelti į stovimą, žinai, pasirinkimą po šitos diskusijos pradžios. Bet gal kitam kartui, kitam epizodui padarysim stovimus pasirinkimus, bet turėjau dar vieną mintį. Kažkur diskusijoje buvo, kad jeigu tu visus hormonus traktuotum kaip koncertą, yra kažkuris vienas, kuris visą laiką sugadina reikalus ir nusidainuoja arba nusigroja. Kuris tas būtų vienas specifinis, kuris gadina reikalus dažniausiai? Vienas, kuris gadina reikalus dažniausiai, tai būtų ne hormonas, o tai būtų tas žmogus su savo poelgiais, kuris yra dirigentas. Ir žiūrėk, jeigu dirigentas sąmoningai savo veiksmais nemiga perteklinių cukraus vartojimu, nejudra kažkokiais toksiniais santykiais per didelį įtampą, jisai uždiriguoja, tarkim, kokiam kontrabosui kortizolį, kad tu man dabar, tai viskas, jau tas hormonas, jisai veiks negerai, bet ne dėl to, kad jisai pats per se negeras, o dėl to, kad tu jam davei tokį signalą, kad man reikia dabar tavęs. Tai orkestras kūno iš tikrųjų, jeigu tu jam sudarai sąlygas, tai jisai labai darniai veikia. Geras. Bet jeigu ne... Net nepagalvojau, kad koncerte dalyvauja dirigentas šitame klausimyne. Labai Kaip tiesiog taip randam, visi groja, žino, ką grot, bet šiaip iš tikrųjų taip ir dabar netgi žinai, kadangi 21 amžius mes labai norim įlyst, pamatyti, kas mūsų kūne. Tie patys gliukozės sensoriai, tas pats miego matavimas. Ir mes kartais net per daug norim įsikišti, per daug sukontroliuoti ir mes netgi perteklinę kontrolę galim išderinti savo organizmą. Manai, problema turėti per daug gerai atsakomą informaciją? Problema kyla dviem būdais, kad ta informacija dar nėra tokia tiksli, kokia iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų veikia mūsų kūnas, kad ir tas pats gliukozės sensorius, jisai tarp ląsteliniam skystį matuoja, ne kraują gliukozę. Ir antras dalykas, tarkim, yra problema, kad trūksta žinių, kaip interpretuoti tą informaciją. Tarkime, tokį brutalų pavyzdį duosiu, ar mes duotume beždžioniai valdyti atominę elektrinę? Ne. Noriu tikėtis, kad ne. Aš irgi noriu tikėtis, kad ne, bet mes prisidarome brangiausių tyrimų ir pamatome, kad kalio, natrio, magnio ten 0,01 virš arba po normos ir jau tai yra tragedija. Tai reikia interpretuoti su specialistais ir daryti tuos tyrimus, kuriuos reikia. Tai aš tikiu, kad ir tau taip pat finansuose yra lygiai tas pats dalykas. Tu turėti atitinkamą žinių bagažą. Ir ne kiekvienas vyravimas, ne kiekvienas buvimas virš normos arba žemiau normos yra kažkokia patologija, liga, galbūt tai net nieko nereiškia, kad normalus vyravimas. Ir būtų blogai, jeigu jo nebūtų. Ja, galiu susėti iš finansų pusės, čia daugelis žmonių turi gal per daug informacijos ir per daug veiksmų, bet atrodo toks pastaruoju metu pagautas elementas, kur aš matau, kad aš su laikroduku miegu, vis tiek atsekama ten miego kokybė, judesys, taip toliau, ir kartais pagaunu save,
prabudęs pasižiūrėti, kaip aš miegojau, nes noriu žinoti, kaip turėčiau jaustis. Ir va šita vieta pirmą kartą, kaip pagalvojau toks, žinai, įdomu, kaip aš jaučiuosi, aš galvoju, kodėl man laikrodis turėtų sakyti, kaip aš jaučiuosi, aš turėčiau, kaip jautiesi dabar pats ir įvertinti. Tai iš karto uždarai tas durelės, bet aš galvoju, kai kurie tikriausiai žmonės nueina į tą pusę, kad man reikia aparatūros, man reikia kažko, kas pasakytų, kaip aš turėčiau jaustis. Ir čia truputį toks psichologinis tos duris į neteisingą pusę juda. Kaip manai? Taip, neteisinga pusė, čia aš galvoju, gal labai mes esam dabar labai daug triukšmo. Prasme, emocinio triukšmo, fizinio triukšmo, visi išsiblaškę, daug nerimo, karas, viskas čia vyksta, žinai. Ir labai sunku ramiai su savim, su savo jausmais kartais pabūti išsėdėti, nes yra nemalonu kartais būti sėdėti tyloje. O kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, kas ten viduje, gal ten tuščia, gal ten nieko nėra, man nemalonu pabūti su tuo dalyku. Ir tada, tai vat laikrodis man pasakė, kad aš turiu blogai jaustis, tai aš ir jaučiuosi blogai. Tarsi yra toks, žinai, savo jausmo, savo atsakomybės, nukrovimas kažkokiam tai aparatui, gadžetui, tam gliukozės matuokliui. Va, aš čia labai kreivinu cukraus noriu valgyti, nes man čia dabar krenta cukrus. Tai man reikia, toks, žinai, tarsi pateisinimas, bet kodėl tau taip atsitiko? Gal tu labai daug stresavai, gal tu jai viešai kalbėti į sceną, gal dėl to tu pakėlei savo tą patį kortizolį, kuris iš esmės nėra blogas. Tau tada reikėjo cukraus ir dabar tau reikia pailsėti, o ne dar vieną pyragėlį suvalgyti. Tai žinai, čia tas atsekimas kartais, kas po ko gali būti žmogui painus, nes mes, žinai, turim paprastą labai tokį linijinį mąstymą. Aš buvau ten, padariau tą, dabar jaučiuosi taip. Iš tikrųjų, tai taip nevyksta mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, viskas vyksta kaip medžio šakos. Mes padarėm tą, bet šalia lygiagrečiai dar eina kiti procesai. Emocinis fonas, fizinis fonas, kraujotaka, sportas, miegas. Ir jie kartu visur persipina ir kartais būna tada, žinai, sunku atsekti kaip kas. Tai va dėl to medicina ir trunka 10 metų ir dar oficialus pastoviai, taip ir tobulėjimų ribų nėra šitoje vietoje. Tobulėjimų ribų ir aš taip džiaugiuosi, kad jų nėra. Realiai tai aš tai galvoju, kad niekur ribų nėra. Ir bėgime, ir visur, ir kūno, ir proto tvirtinime. Užkabinkim truputį tavo biografiją, nes scena pranešimams bei improvizacijoms, eketė, svorių salė, dabar jau galiu sakyti ultra bėgimai, jeigu neklystu. Jau po šio šeštadienio galiu sakyti, jau pasiekiau ček. Kaip visą tai suderinama su balto chalato įvaizdžiu, kuris vis tiek visuomenėje egzistuoja? Balto chalato, tai geras toks klausimas, žinai, man žmonės dabar o tai jūs gydytojai ir į salę einate, ir pasportuojate, ir jūs čia dar, taip sakau, aš kaip practice what you preach, žinai, ką aš rekomenduoju pacientam, tą aš pati darau, tik žinoma proto ribose, aš nesakau visiems, čia dabar einam su manim kartu bėgsim ultramaratoną. Ne, taip, po truputėlį. Tai kaip suderinama... Aš manau, kad čia vis tiek yra per įtampą, per tas vaikystės traumas, kad tai yra kaip galbūt labiau man tas sportas meditacija. Vieni medituoja sėdėdami namuose, kiti medituoja eketėj, va aš irgi kartais eketėj medituoju, kiti eina jogą. Tai man geriausia meditacija, pabėgti nuo minčių, nuo to kasdienio šurmulio, yra bėgimas, yra fiziniai krūviai ir aš ne tik, žinai, kūną užtvirtinu, raumenukus, sausgyslės, kaulus tvirtus padarau, bet ir taip pat protą, nes kai aš bėgu, aš apie nieką kitą daugiau negalvoju. Va tas, žinai, mindfulness, tu būni čia ir dabar, tai pakšt vienas žingsnis po kito ir viskas, ir pasileidžia, ir tada tiesiog lieki pati su savim. Paaiškinkim truputį tavo profesiją, nes jeigu kažkam neteko susidurti apskritai pirmą kartą girdi, kaip suprasti endokrinologiją? Taip sakant, kaip apibūdinti šitą mokslo šaką vis tiek? Jeigu taip endokrinologas, tai mokslas apie vidaus sekrecijos liaukas ir mokslas apie hormonus. O hormonai tai yra kūne maži pasiuntinukai ir tie pasiuntinukai yra baltymai, kurie gaminami tam tikrose liaukose, smegenyse, skydliaukiai, kiaušidėse, sėklidėse, antinkščiuose ir jie iš tam tikro organo išskleisti tiesiai į kraują. Jie atlieka tam tikrą funkciją, nes jie atneša į audinius tam tikrą informaciją ir priverčia audinius vienaip ar kitaip veikti.
Taip. Kada pas tave atkeliavo, kad būtent tai ir yra mano fokusas, nes vis tiek tu renkiesi šitą sritį po bazinių, taip sakant, pasiruošimo, kad būtent čia aš ir noriu keliauti. Taip, per bazinius man ir patiko. Aš mokiausi Kaune ir mes 4 kurse, tai buvo 2013-2014 metai, turėjom neuroendokrinologiją, man atrodo, endokrinologijos kursą 3 savaitės. Ir man tiesiog labai patiko dėstytojos skyrius ir visa aplinka. Ne pats mokslas galbūt man patiko, bet man patiko visas tas vaibas, aš nežinau, man patiko žmonės. Ir aš tada pradėjau gilintis, kad diabetas toks yra, insulinas, skydliaukė, žinai. Pradėjau savo skydliaukę domėtis, tirtis. Tiesiog taip užkabino iš pradžių tai pats modulis, žinai, kaip pamokslas, o paskui jau patiko ir visa kita. Ir tas science behind that, kad labai daug žmonių serga ir kad labai daug gyvensenos dalykų gali padėti. Tai. Esi savo, man rodos, straipsniuose rašius keliose vietose ir netgi pagrindiniam puslapį, man rodos, jeigu teisingai atsimenu, kad esi kitokia gydytoja. Man įdomu, kada buvo ta realizacija, kad aš kitokia gydytoja, nes vis tiek turėjo iššokti kažkoks palyginimas arba kažkoks parametras, kurį tu matai aplinkoje. Gal atsimeni šitą momentą? Tikslaus momento neatsimenu, bet aš galvoju, čia gal, žinai, ir iš pacientų atėjo tas pasakymas, kad gydytoja, atėjau pas jūs, nes jūs darot kažką kitaip negu kiti. Jūs, cituoju, ką aš girdžiu, jūs įsigilinat, jūs čia pasakot kaip, jūs, kad aiškiai paaiškinu, mano tikslas yra, kad pacientas suprastų, kas su juo dabar vyksta, taip, kad, paprastai paaiškint, kas dabar vyksta, kas vyks, jeigu jisai nesigydys, kas bus blogai ir kas bus gerai, jeigu jisai gydysis. Kas bus blogai, jeigu jisai gydysis, kada nereikia, perteklinai, ir taip toliau. Ir aš žmogui tada pateikiu, žinai, variantus. Darom variantą A, bus variantas atsakymas A1, darom variantą B, bus B1, žinai. Ir tada mes pasveriam rizikas, naudas ir žiūrim. Tai galbūt tas, kad tikslas, kad suvokto, nežinai, čia jūsų tyrimas toks, imkit tabletę, ateikit po 3 mėnesių, Būna daug tokių klientų? Žinai, būna ir tokių, kur sako, man neįdomu, aš jumis pasitikiu, duokit man tabletę ir viskas. Ir aš tada galvoju, bet jums tikrai neįdomu, kas su jumis vyksta. Bet aš jumis pasitikiu, jūsgi gydytoja, bet tai žiūrėkit, čia yra taip ir anaip. Tai žinai, visokių iš tikrųjų pacientų yra ir aš tikrai visus gerbiu, tačiau mano prerogatyva yra, kad žmogus suprastų. Pagilinkim, aš visą laiką noriu pokalbėse truputį pabandyti pagelbėti tam tokiam standartiniam stereotipiniui pavyzdžiui ir į ką galbūt netgi atsižvelgti. Vėl, nieks nerekomendacijos, visą laiką pas profesionalus nueiti greičiausias atsakymas. Pagilinkim pačioje pradžioje nuovargį, nes man rodos čia labai sunku apibrėžti, ar tu pavargęs, ar nuovargis yra dėl kažkokių priežasčių ir kada tau iš tiesų reikėtų kažką daryti. Tai kur pirmie apskritai žingsniai, į ką tu atkreipi dėmesį, jeigu žmogus sako, aš jaučiu nuovargį, bet visą laiką pavargęs. Bet žinai, žmogus pas mane ateina ir aš jau 90% informacijos, aš matau. Išveido? Taip. Šito įgūdžio, man rodos, neįmanoma. Žinai, pajuodę paakiai, sausa oda, išlinkę plaukai, dar jeigu koksai nutukimas, moterim padidės plaukotumas, policistinės kiaušidės geležies stoka, tu jau gali numanyti visada, kas gali būti, nes turi kaip ir pakankamai apčiuopiamų objektyvių duomenų. Bet žiūrėk, čia žmogus galėtų įsivertinti ir pats, aš sakyčiau, žinai, ar plaukai bet, žinai, plaukuotumas ar akys... Pagal tą German-Helloway skalę, ką mes darom profesionaliai, ar plaukai, kur vienas plaukas ant smakro, ar man jau padidės plaukuotumas. Tai, žinai... Įsivertinti teisingai sunku. Įsivertinti teisingai sunku apie nuovargį, tai nuovargis čia turbūt number 1, nuovargis viršsvoris, pagrindiniai skundai, bet miegas, mityba, fizinis aktyvumas ir emocinė gerovė, mūsų tarpasmeniniai ryšiai, galbūt turim kažkokį toksišką bosą, kažkokius santykius nelabai mielus. Šitus 4 dalykus. Emocijos mūsų ryšiai, miegas, kaip mes miegam, ar mes atsikeliam pailsėję, gal mes per daug įtampas patiriam ir turime kaip ten ortosomnija, kada yra patologinis, jau net perdėtas noras sukontroliuoti miegą, pasižiūrėti. Po to mityba, ar mes valgom bet ką bele kaip, ar vėlgi per daug griežtai kontroliuojam. Ir fizinis aktyvumas, ar mes jo turim pakankamai, o gal mes turime jo per daug.
Šitie 4, man rodos, pas tave labai daug kur kartojasi. Daug kur visur, bet jie visur, bet tai čia yra Rykštės, man rodos, pagrindas. įvardinai. Stalo kojos, va žiūrėk, turim stalą ant 4 kojų, jeigu mes vieną koją nupjausim, jisgi nelabai stabilus bus, jis kris iš karto. Nu, ja. Tai va. Tai. Jeigu žmogus, nes kartais va tuos pokyčius pradėti yra sąlyginai sunku. Labai Paimkim sunku. žmogų, kad, žinai, nežinau apie mitybą pakankamai, nežinau apie judesį pakankamai, gal kažką esu girdėjęs, bet net nežinau nuo ko pradėti. Iš karto 4 įpročius, į kuriuos fokusuotis, taip sakant, pradėti yra sąlyginai sunku. Ar iš šitų 4 duotum kažkam prioritetą, nuo ko turėtų pradėti, taip sakant, žmogus ir kas turėtų lydinti prie 2 veiksmo, prie 3, prie 4, ar iš karto 4 rykštės ir, žinai, šokam? Ne, bet žinok, dažnai taip nebūna, kad iš kart viskas 4 labai aukštai, arba žemai, arba viskas 4 yra labai aukštai. Žinai, kaip būdavo, žaidėjai Simsus tokį žaidimą. Ne, bet esu pažįstamas, nes draugė turėjau, kurį mėgo. Tai žinai, uždedam charizmos, bet nuėmam išvaizdos, arba uždedam išvaizdos, krenta IQ. Nu tikrai nėra taip, kad iš karto visos 4 sritys, nu čia žmogus depresijai būtų, jeigu visos 4 sritys labai negerai. Vis tiek vienaip ar kitaip galbūt tada jisai yra linksmas ir jo ta emocinis fonas geras, bet tarkim jisai galbūt nesimaitina sveikai ir nesportuoja. Bet emocinis fonas geras ir miega jisai gerai. Tai ką mes tada pridedam? Tada tvarkom mitybą ir tvarkom sportą. Jeigu žmogus, tarkim, toksiškam darbė dirba, parinį darbą, labai daug stresuoja ir jisai labai nemiega, nu tai mes tada galbūt kreipsim dėmesį į miegą, kreipsim dėmesį į tą emocinės būklės optimizavimą, jau žinoma ir su kitų specialistų pagalba, ir tik jau po to mes pridėsim jam tą fizinį krūvį didesnį ir maistą. Nu, Prabėgim, aš suprantu, kad mes truputį tik užkabinam tą paviršių, bet sakykime, žmogus nori geriau miegoti. Kur pirmi tie pagrindiniai kabliukai, ką reikėtų fokusuotis? Geriau miegoti, pastebėti savo miegą, bet vėlgi ne taip liguistai, žinai, kad neišsivystytų to ortosomnija. Kada jisai gerai miega, kaip jisai jaučiasi iš ryto pamiegojęs, galbūt kiek valandų, ne taip gal ir svarbu, bet ar pabunda pailsėjęs. Kas padeda užmigti, kas nepadeda užmigti, galbūt kiek kavos išgeria. Nu, tiesiog, kad pirmą mes turime žinoti, kuriame mes taške esam. Įsivaizduok, mes esam laivas, esam vandenyne, mes turime žinoti, kuriame mes taške esam, kad žinotumėm su turimais duomenimis, kurie yra kompasas, kad pasiektumėm savo tikslą. Ar mes į Ameriką plaukiam, žinai, Atlanto vandenyne, ar mes į kokią Afriką ar į Europą mes norim sugrįžti. Ir tada pagal mūsų tikslą jau mes žiūrim, ką mes norim. Ar mes norim gyventi ramų gyvenimą, dirbti 9 to 5 ir nebėgti maratono, gal mes norime nubėgti maratoną, gal mes, ultramaratoną, gal dar kažkokių tikslų, gal pavyzdžiui žmogus namą statosi ir jam tai yra galvos skausmas. Nu, daug ten tų tikslų visokių yra, kurie vienaip ar kitaip veikia mūsų sveikatą. Tai iš pradžių bet ką, ar tai būtų mityba, ar tai būtų sportas, įsivertint, kokia yra padėtis dabar. Nes tu įsivaizduok, nežinant, kokia padėtis yra dabar, tai yra statyti namą ant smėlio. Žinai, kur būna tas quicksand, kur smigsmėlis, kur viskas sminga. Tai mes nežinom, koks pamatas, ką iš vis žmogus, kokią bazę jisai dabar turi. Kokie būtų tokie kertiniai, į ką reikėtų galbūt žiūrėti? Sakai, valandų kiekis nelabai svarbus, ar vis tiek yra kažkiek normos yra? Yra, pavyzdžiui, dabar labai gerą knygą skaitau miego. Tai yra netgi, bet turi žmonės dabar lyg miego geną, kurie yra tokie genetiniai frikai, kuriem užtenka 5-6 valandų miegot, bet jų yra labai nedaug, gal iki procento, gal iki kelių. Aš manros, žiūrėjau kažkuriam podcast'e, kad ten sakė, subalintai iki pilno skaičiaus, tai yra 0. Ten pagal procentą, kad ten 0,2 iki... Ir jiem tikrai pakanka tų 6-5 valandų, bet čia, tu turi turėti čia... Tarkim, nėra mažas šansas, tai 7-8 valandos. Jeigu, pavyzdžiui, po kokio maratono, jeigu šiaip fizinis didelis intensyvumas, kur pro sportininkas, tai aš sakyčiau, gal net ir 10 valandų miego reikia kokybiško. Labai priklauso. O jeigu kalbam nuoseklumas, yra svarbu, kad tuo pačiu metu... Žinoma, nuoseklumas taip tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, aš savo taikau taisyklę, kad aš savaitgaliais galiu valandą vėliau ir valandą +1 pamiegoti. Bet eiti į lovą, eiti lovą, taip, 10-11, darbo dienom 10:30, keltis 6-5, irgi, žinai, priklauso nuo to, koks mano mėnesis, koks užimtumas, aš net miegą pasiplanuoju, nėra pas man taip, kad aš einu miegoti. Pas man yra daugmaž yra planas toksai, 70% laiko 80 suplanuota, bet...
Ir žiūriu, kaip daug maž. Pajudinkim truputį stresą. Kaip atpažinti savo organizmą, kad tai iš tiesų tau kelia stresą, taip sakant? Bet tu jau atsakei puikiai. Į šitą klausimą uždavęs. Kaip atpažinti, jeigu man tai nekelia problemos, tai man nekelia streso, nes aš nejaučiu įtampos, aš nejaučiu agitacijos, jeigu tau tai netrukdo miego, jeigu tau tai nesukelia ten persivalgymo arba nevalgymo epizodų ir tu tiesiog normaliai gyveni, tau nekyla kraujospūdis, tavo kraujo tyrimai geri, lipidai geri, tai viskas yra gerai, tai tu streso nepatiri. Ta prasme, toksiško streso, vėlgi čia dar diferenciacija, kas yra lėtinis toksinis stresas, įsivaizduok, aš visą laiką įtampoj, nes aš einu į nemylimą darbą, ant manęs visada reikia daug metų. Blogai, tai yra negerai. Bet pavyzdžiui, tas pats sportas yra stresas, bet jis yra geras stresas, stresas užgrūdina mūsų kūną, bet jisai turi būti dozuotas būtinai. Aš dabar taip galvoju. Negali būti perteklinis. EKT, ultramaratonai, tas šaltis toks, sporto salė svoris. Nu, man linksmas svoris kilnoti daug labiau negu bet koks bėgimas, taip sakant. Bet iš karto atrodo nemažas kiekis kankinimo savo organizmo. Bet žiūrėk, kur tas vertės, taip sakant, bonusas kitoje pusėje? Ką gauni iš to? Aš ką gaunu iš to? Nu tai žiūrėk, tai gal pirmą apie tą stresą, kad aš kaip iki to perėjau, taigi ne per dieną čia Roma pasistatė. Taip pat ir nu tikiu, jeigu iki ultramaratono taip atsistojau ir tiesiog iki nubėgau. Iki ultramaratono tai 4 metai mano bėgimo tą karjerą, nuo 21, nuo 22 rudens su treneriu. Tai čia per 3 metus, žinok, ir 100 galima kilometrų tikrai nubėgti ir dar daugiau. Plus tu turi vis tiek bazę kažkokią, aš svorius kilnoju nuo 2010 metų. Džimas mano neatskiriama, bet bėgiot dar tik prieš 3 metus pradėjau. Tai ta bazė jau, žinai, raumenys, kaulai, jie vis tiek tvirti buvo, kažkiek tvirtesni negu šiaip, žinai, vidurkis. Tai palyginkim taip. Kitas dalykas, ką aš gaunu iš to? Nu tai va, aš sakau, aš gaunu ramybę, tą zen, gaunu anandamido, runners high ir aš gaunu, žinai, čia yra tas dalykas, kuris suteikia drąsos ir pasitikėjimo savim, nes žinai, kai būna sunku, aš tada pagalvoju, kažką daryt, kas labai nemalonaus, blemba, tugi šeštadienį šiam 7 kilus nubėgai. Ir iš karto tada motyvacija. Toks truputėlį, taip, tada toks vidinis, žinai, čia nėra taip, kad iš to pasipuikavimo, aš čia kokia faina, aš nubėgau, jūs ne taip. Bet toks, žinai, kur būna labai dažnai nusivertini ir paskui tai pagalvoji, tai ramiai mintise negarsiai, kad bet kiek aš daug iš tikrųjų pasiekiau ir, žinai, vis tiek duoda tokį vidinę ramybę ir vidinį tvirtumą tokį. Pajudinkim tą paprastą žmogelį, kuris sako, viskas, žinai, tikrai žinau, kad reikia pokyčių, noriu tam tikrų sprendimų, noriu pakeisti tam tikras vietas, bet neįsivaizduoju, nuo ko pradėti keisti gyvenimo būdą. Sakykime, viskas taip apie viduriuką, žinai, veikla, ten paimkime tas pats judesys, paimkime tas pats miegas, paimkime tas pats maistas, kas buvo 4 rykštė. Emocinė gerovė, miegas, maistas ir sportas. Tai viskas, sakykime, apie viduriuką, bet aš noriu geriau. Tiesiog. Kiek tu pasiryžęs už tą geriau duoti? Duoti ko? Vis tiek kažką reiks paaukoti. Ir koks tikslas žmogaus yra, pavyzdžiui, noriu susitvarkyti miegą, jau labai daug alkoholio vakarė negalės išgerti, nes prastina miegą, jau tie visi, žinai. Žinok, aš 0,3 buteliukas per pietus ir aš naktį blogai miegu, taip sakant. Tai va. Šitoks, aš sėdėjau, galvoju, kaip? O taip va. Taip, žinok. Tai žinai, vis tiek, nebus taip, kad čia viskas rainbows and unicorns, kad čia pradedu miegoti ir iš pradžių, kai tu ėmiesi kažkokios naujos veiklos, tu neturi smegenyse dar neuroninių jungčių susiformavusių, kurios kaip įprotis būtų. Žinai, tos neuroninės jungtis labai Norman Deutsch, labai geros knygos yra. Gal čia irgi netgi turi smegenų gebėjimas gyti ir save keičiančios smegenys. Tai čia yra visiems tiem, kas nori suprast, kaip veikia įpročiai, kaip veikia dalykai. Ir dar yra Charles Duhigg įpročio gale. Irgi, tai čia tokios 3. Geltona tokia įpročio gale su ratuku. Aš dabar galvoju, arba aš ją paskolinęs, bet turėjau. Taigi va.
ai ne, čia greičiau, va, įpročio gali autorius, bet čia va ta raudona. Ne šita, bet autorius tas pats. Tai žodžiu, įsivaizduok įprotis, ką mes norime suformuoti, kodėl būna sunku. Purus sniegas ir mes išvažiuojam slidėm per tą sniegą, nėra ta kelio. Sunku bus pirmą kartą važiuoti. Sunku. Antrą kartą lengviau. Matys. 3, 5, 10, 30 jau tu viskas, turi bėgius. Lygiai taip pat ir smegenyse. Tu pirmą kartą, kai imiesi naujos veiklos, to reikia praminti naują taką, nes tu niekada to nedarei. Tu pramini taką vieną kartą, tu eini, antrą kartą tą patį darai. Smegenys labai priešinasi, nes tu niekada to nedarei. Keistis skausminga. Turi kelią, kurio važiuoji į darbą ir visą laiką dažniausiai važiuoji tuo pačiu. Bet pabandyk kitaip. Jausme, kas čia vyksta? Nes, kodėl evoliucijos metu mes esam taip išmokę, kad mes išgyventume, nes mes neturėjome tiek daug resursų, kad mes taupytume resursus, nes mes nežinom, kada bus badas, kada mes mamutą sumedžiosim. O dabar gyvename 21 amžiuje, kur yra 2 minutės iki cukraus pilnos Coca-Colos, kur mes galim bet kada gauti, bet smegenys tai dar truputį neandertalietiškos. Tai va galbūt ir todėl, kad tas truputėlį mūsų, kaip žmonių yra disonansas, kad smegenys dar jos gyvena instinktai senai, dar jos nelabai suvokia, kad čia pas mus aplinkui. Frontalą mes turim tą, sąmoningąją pusę išsiugdę, bet jo, sunku kartais tą įprotį valdyti, tai vat vėlgi kaip suslidėm pravažiuoti. Aš galvoju, aš per atominius įpročius, man tikriausiai smagiausia knyga apie tos, kaip tu greitai, pasąmoningai įdedi tam tikrus veiksmus, pririši prie kitų įpročių ir kaip juos išsiugdyti gali, bet tikrai sudėtinga pačioje pradžioje. Tai pakalbėkim tą sekantį, sakykime, žingsnį. Žmogus dažniausiai išgirsta apie tam tikrą režimą, tam tikros pasikartotinos valandos, pati paminėjai, kad tas miegas, tam tikrų momentų tikriausiai pusryčiai, pietus, vakarienė, sportas kažkur įpaišytas irgi savaitėje. Tas toks atsiranda režimas, bet ne ta blogąja prasme, bet ta gerąja prasme, kad aš noriu tam tikrų veiksmų, kuriuos aš turiu supildyti į savo savaitę. Ar yra kažkokios taisyklės, į ką labiausiai, kaip reikėtų kaip pradėti lipdyti tą savaitę? Kaip pradėti lipdyti tą savaitę, tai aš dabar galvoju, tai visų pirma žmogaus koks darbas, koks šiaip fonas. Tas pats 9 to 5, standartinis pavyzdys. 9 to 5, tai 20 minučių važiuoti iki darbo, tiesiog. 20 minučių važiuoti iki darbo, darbė yra džymas, nėra džyma. Jeigu darbė yra džymas, atsikeli anksčiau, važiuoji prieš darbą, padžymini, tada eini į mytą, eini į darbą. Bent jau aš taip daryčiau. Aš pavyzdžiui, intensyvesnės treniruotės pasidarau ryte. Man taip labiau tinka, nes aš jeigu vakare darau intensyvę, aš vis tiek kortizolį truputėlį užsikeliu, man sunkiau užmigt būna. Ryte intensyvesnė treniruotė, vakare tada kažkas lengviau. Dvi treniruotės per dieną? 3 kartus būna. Gerai, pakalbėkime apie tą dar žmogų, kuris pradėjo pratintis. Ryte kas antrą dieną, 3-4 dienas per savaitę sportuoji, viskas. Pradžiai gali ir tiek užtekti, gali net ir 2 kartų pradžiai užtekti. Čia labai puiku. Tai jeigu, nes aš taip galvoju, jeigu žmogus yra nuvargęs, labai dažnai jau po pietų, vakare, tai ką aš čia darysiu į tą džymą, grįžtu namo, žiūrėsiu kokį serialą. Eat the frog, man labai patinka šita frazė, suvalgyk varlę. Padaryk dienos įvykį, kurio nenori daryti, kurio labiausiai nemėgsti, patį nemaloniausią ryte. Aš pavyzdžiui, aš noriu bėgti, bet aš žinau, kad aš būsiu po pietų pavargus, aš bėgu ryte. Viskas. Jau aš runners high, jau aš turiu hormonų, jau aš užsibūstinus visai dienai, smegenys gerai veikia, blaivus protas, aštrus kūnas, pajudintas, kraujotaka pagerinta, tiesiog tada geriausia būtų ryte. Bet gerai, aš piešiu toje savaitėje, tai, sakykime, įsidėjau savo miego valandas, ten tas 7-8 kažkur tai nuo kada pradedu. Taip. Įsipiešiau sportą, įsipiešiau šitą darbo valandas. Ar yra dar kažkas, į ką reikėtų taip specifiškai atkreipti dėmesį, kas turėtų pasikartoti? Maistas galbūt. Pusryčiai, pietus, vakarienė, kad tiesiog to pačiu metu? Pusryčiai, pietus, vakarienė ir dar tada priklausomai aplink fizinį krūvį pasiderinti. Tarkim, jeigu intensyvesnė treniruotė, pridedi, tarkim, daugiau angliavandenių. Jeigu ten intervalai kokie, jeigu lengvesnis fizinis krūvis, galbūt nereikia. Tiek daug kalorijų, tiek daug tą dieną angliavandenių arba kitokių maisto medžiagų, bet čia vėlgi aš sakau, aš jeigu trečia treniruotė dienoje, tai... Aš turiu savo, dietistą, jisai man sudaro planą, tai aš tiesiog... Aš pasitikiu tavim, tu man sudarai, man tinka, man skanu, viskas gerai. Tai va taip.
Pajudinkim truputį tokį mitai versus realybę, nes manau, kad tenka susidurti nemažai. Taip. Ar yra koks nors labiausiai nervinantis mitas, su kuriuo tenka susidurti, kai pacientai atkeliauja pabendrauti? Aš dabar galvoju, aš nežinau, ar čia mitas, bet man labai, man čia, žinok, įstrigus frazė buvo. Turiu pacientą, mes jį gydome nuo nutukimo. Atėjo po kelių mėnesių visiškai nepajudėjęs svoris, siuntimas dietologui visur, žinai, ir aš klausiu, tai kaip maitinatės, kaip jums sekasi iš visų tais planais, nes, siuntimai visur duoti niekur nenai. Aš negaliu valgyti sveikai, nes namie turiu vaikų. Kuo vaikus maitinat? Man kyla klausimas tada, nesveikų maistu? Tikėtina. Čia paprastas pavyzdys. Tai čia, žinok, pagrindinis toks, net ne mitas, bet galbūt tai kaip čia, tai vaikai. Bet tai, o ką tada vaikam duodate valgyti? Bet tai įsitikinimas tiesiog, kad... Bet čia įsitikinimas turbūt. Visiškai, aš manau, kad tu turi save čia apgaudinėti, kad tiesiog to paprašiau. Paprašiau nesilaikyti planų, paprašiau nieko nekeisti. Žinai, gal, kaip čia pasako, nepakankamai skauda. Ir mūsų taip, ir mūsų smegenys, žinai, jos nori tekėti įprastą vagą, kuo mažiau apsikrauti. Ir, žinai, galbūt, irgi tas net nesu vaikų, bet labai sunku, kad esi šeimoje su sutuoktiniu ar vaikai, ar tavo partneris ar partnerė, ir kada tu esi vienas prieš pastatytas, žinai, su tokiu, kad tau čia reikia dietos laikytis, o ne man, tai tu nesilaikysi, tau nelabai ir pavyks. Nebent labai šiaip tvirto charakterio žmogus būsi. Nes tai ir santykiam kenkia. Tu pasikeiti, tu čia į džimą eini, tu man dėmesio nerodai. Čia, žinok, tokių taip, aš tiesiog hipotetizuoju, kaip galėtų būti, bet aš manau, kad taip ir yra. Nes kai tu pradedi keistis, kai tu pradedi brėžti ribas, kai tu pradedi eiti tuo sąmoningumo keliu, tu šitavim taip manipuliuoti nebeišeina lengvai, tu pasikeitei. Gerą keitiesi, kaip ir pliusas visiems. Taip, tu keitiesi pliusas visiems, bet žinai, pliusas visiems, matai? Tu brėži ribas. Tai čia nebėra tada pliusas visiems, kai tu brėži ribas. Pliusas tavo. Aš tai skatinu žmonės į gerą tą pusę žiūrėti ir taip. Žinai, daug problemų neturėtume. Įsivaizduok, gerai, žmona, vyras ir vaikai. Ir tarkim, vyras yra labai pasiryžęs keistis arba tarkim žmona. Kitam, galbūt ne dėl to, kad jisai nepalaiko, bet dviese lengviau, tikrai dviese lengviau. Aš tai visiškai prioritetų sakyčiau, kad dviese turėtų. Taip. Ir gal, žinai, problema ir yra, jeigu tik vienas nori. Tai čia galbūt šita problema pirmą dirbti. Taip, bet tada kuo aš kaip gydytoja galiu padėti, aš negaliu čia jau padėti. Aš galiu vaistus išrašyti, galiu paskirti tyrimus, galiu pasakyti galbūt ten kokį psichologą, nukreipdžinai žmogų. Bet už juos aš nepadarysiu to dalyko. Čia taip pat kaip ir įsivaizduok treneris sporto klube. Jisai parodo, jisai tave sustato ten į tą poziciją, kaip tu turi kelti, stumti, žinai, bet tu pats turi stumti, pats turi daryti. Tai čia lygiai tas pats, žinai, ir su mūsų gyvenimo būdu ir su visais kitais dalykais. Aš galiu tik jums planą parodyti, kaip dirigentas, bet jūs turit groti, jūs turit daryti dalykus, bet aš pasakau, kad jeigu darysite taip, bus taip, jeigu kitaip, bus kitaip. Man vis laiką pokytis ateina tada, kai yra pakankamai skausminga išlikti toje pačioje situacijoje. Ir kol tu nesi pakankamai skausmingoje situacijoje, tol labai nesvarbu, kaip aplinka norės toje keisti, tikriausiai nesikeisi. Jeigu reikėtų paaiškinti paaugliui, kad hormonai nėra tik nuotaikos bangavimas, kaip šitą žinutę perduotam? Tenka tikriausiai, ar netenka? Ne, aš paauglių nekonsultuoju, aš jau nuo 18. Gal čia labiau kaip tėvams paaiškinti vaikams, žinai, kad tai yra, taip sakant, tam tikri natūralūs procesai, organizmai ir kai ką galima atsižvelgti. Tai čia, žinai, čia galbūt labiau ne tik hormonai, bet ir psichoemociniai dalykai. Ir tai vyksta viskas kartu. Pavyzdžiui, mergaitėm kas mėnesinės, krūtų augimas atsiranda, jau fizinis kūnas, net vienoj plotmėj, fiziniai plotmėj keičiasi, kas vaikinam atsiranda, kas ten balso pokyčiai, žinai, savaiminė erekcija. Tai aišku, žinai, su hormonų pokyčiais kažkiek vyksta ir smegenyse pokyčiai, kad asmuo, kuriam 16-15 metų, keičiasi jo kūnas, jo keičiasi pasaulėžiūra, žinai, jisai dar neturi tų teisių, kurias turi suaugę,
bet jisai jau ir nebe vaikas, jau man, žinai, tie mašinytės ir barbės nebeįdomu. Ir, žinai, toks disonansas, kad aš kaip ir jau einu į tą lyg ir saugusio pasaulį, bet dar neturiu visų teisių. Tai aš manau, čia labiausiai reikia galbūt 2 dalykai, tai kalbėtis ir kuo atviriau, tuo geriau. Ir antras dalykas, tai aš galvoju, tėvai turi būti ne žodžiais, bet savo veiksmais autoritetas. Ką tėvai pasakė, tą jie padarė. Nežinai, kartais būna tokie mixed signals, kad suaugusiem kažką galima, o man kaip paaugliu jau tipo negaliu. Tai kodėl toks disonansas? Tada aš negaliu tėvais pasitikėti, man meluoja. Kodėl jie man sako vieną dalyką, daro kitą? Kodėl rūkyti yra blogai, o mano tėtis rūko? Tai nesakyk, kad rūkyti blogai, jeigu pats rūkai. Nu, ta prasme, toks, žinai, nesusikalbėjimas. Su visko, man atrodo, šita vieta čia, žinai, finansuose dažnai tenka sudurt, kur ten noriu vaikams investuoti, bet pats neinvestuoju. Ir aš atrodo, žinai, tai priversk vaikus skaityti knygas, pats, žinai, telefonės scrollini. Nu, čia tų pavyzdžių iš visų pasirinkimų. Tai va, tai čia tai... Dažnai tenka pabūti mitų griovėja, nes vis tiek aš spėju, ateina kartais pacientai prisiskaitę. Būna, bet žinai, kartais tie mitai būna, jie tokie, nepavojingi, bet aš sakau, kam jums reikia slidžių, jeigu jūs skrendate į Egiptą, tarkim, ne? Kam jums šito papildo, jeigu jisai jums nei nieko gero, nei nieko blogo nedaro, jūs tiesiog apsikraunat. Tai žmogui paaiškinu, išleidot pinigus, pasidarė čia šitą dalyką, bet jums naudos netnešė, galėjot nedaryti. Bet jau padarėt, tai išnaudokim iš to maks, ką, žinai, galim geriausia. Tai vad galbūt tokių yra, o paskui, dabar galvoju, būna tokių, žinai, paaiškinu. Būna, žinai, ir paradoksų, kad kur reikia medikamento, žmogus labai nenori, čia gal kažkaip natūraliai galima, jau nebegalima. O būna tokių, kur labai labai nori tabletės, duokit man gydytoją jau vaistą, nes čia vos nenormai, bet aš paaiškinu, kad dar nereikia. Čia dar viskas gerai, žinai, pagal mūsų visus tas rekomendacijas ir savijautą, tai visokių iš tikrųjų yra labai labai įvairiai. Atrodo, komunikacija vienas iš tokių kertinių skilsų, ne? Visiškai kertinių komunikacija ir empatija, žinai, ir dar... žinai, pardavimų psichologija. Čia viskas medicinai, čia viešasis kalbėjimas, improvizacija. Jeigu sveikata sugenda, ką daryti, improvizuojam. Neveikia elektra, elektros kažkuria diena nebuvo. Ką daryti, rašai ranka tada, žinai, tai daug dalykų. Jo pardavimų psichologija, empatija, kūno kalba, labai iš kūno kalbos galima daug pasakyti, kai žmogus va taip sėdi, žinai, ir jisai, tu matai, kad jisai kažko yra įsitempęs, jisai nelabai nori, tada dar jeigu akis dar nudelbė kažkokią gėdą, kažkokią kaltę, kažko nesako, žinai. Jeigu žmogus ateina ir sėdi va taip, tai jisai, jau tu gali iš kūno kalbos kažkiek iš tembro numanyt, ko jisai nori. Dėl to aš labiau mėgstu gyvas konsultacijas. Ar yra vienas simptomas, kurį žmonės dažniausiai vis laik nuvertina, bet tau taip iš karto... Galbūt ne red flagas, bet tas, žinai, yellow flagas, kur sako įspėjimas, kad gal kažkas labai jau potencialiai kažką reikia daryti. Čia turiu omeny bet kokį pacientą, bet kokiu gyvenimo etapu? Bet kokį, va taip, kur žmonės dažniausiai nurašo. Ten sako, čia, žinai, gal tiesiog palauksiu ir praeis, kur tu sakai, kad šita vieta būna, kad tai galbūt irgi tas pats, galbūt nuovargis, kur jau sako, kad aš jau 2 metus esu nuvargęs. Tai čia tokių irgi būna, bet aš, kaip ir sakei, žmogus labai gali ilgą laiką kentėti. 2 metus nuvargęs arba kraujospūdžio padidėjimas. Žmogus tai nejaučia, kad kraujospūdis padidės, bet kardiologas man sakė, kad padidės, kad čia reikia keisti truputėlį įpročius, kažkokį vaistą išrašė, bet kol geriau vaistą buvo normalu, bet negeriu ir nebesimatuoju. Tokių kraujospūdžio pokyčiai, pulso pokyčiai, galbūt tai, ką galima objektyviai išmatuoti, nuovargis, mėnesinių ciklo sutrikimas moterim, vyram libido pokyčiai. Ką realiai žmogus kaip pokytį gali pajusti. Kokie signalai dažnai tokie ignoruojami, kurie turėtų nuvesti būtent pas endokrinologą? Tai jeigu šiaip iš tokių, tai širdies permušimai, karščio bangos, mėnesinių ciklo sutrikimas, nevaisingumo galbūt problemos, libido problemos, energijos toka, ką galime matyti, ragai, nagai, plaukai pakinta, tampa silpni, pradeda lūžinėti, slinkti,
Iš objektyvių galbūt nutukimas, viršsvoris, vėlgi padidėjęs plaukuotumas. Tokie, kur objektyviai gali pamatuoti, o iš tokių laboratorinių tyrimų, tai vėlgi kraujo tyrimų kažkokia nenorma, skydliaukės hormono nenorma, gliukozės apykaitos nenorma, cholesterolio. Ir yra daug žmonių, kas tikriausiai turėtų ateiti pabendrauti, paklausius. Taip, turėtų pabendrauti, tai žinoma, bet žinai, ne viskam reikia iš karto vaistų kažkokio tai. Žinoma, visą laiką reikia taikyti, jeigu norim taikyti medikamentinį gydymą ir gyvensenos tai intervenciją, nes mes kaip medicinoje turim tokį pakopinį, žinai, gyvensena, sportas, tada kažkoks papildas, tada papildas vitaminas, tarkim, sakykim, tada medikamentas, tada galbūt procedūra ir tada jau galbūt kažkoks chirurginis. Kylam, stiprėjam. Tai va, taip po truputuką, tai... Daug smagiau, aišku, išspręsti pirmame laiptuke. Taip, bet čia tai trunka ilgai ir dažnai pritrūksta kantrybės. Neveikia gydytoja, niekas neveikia. Kiek darėt? Savaitę. Tai va, tai čia toks, žinai, kur, taip, nes atsitinklai, viskas vyksta greitai, gyvenimas greit vyksta. Mes norim čia ir dabar visko iš karto. Vakar jau man reikėjo. Taip. Būna tokia keista situacija ir esu pamatęs daug kartų pasikartojančių ir dabar tai labai gaudau save, kad nebūčiau, bet koks nors stresnis laikotarpis, daug darbų ir ypač prieš atostogas, tarkime, kur tu ten maratoną bėgi, bet maratoną tokį darbo maratoną bėgi, kur darbų visų pasidaryti, taip toliau. Ir staiga pirma atostogų diena ir sugriūni. Peršalimas, temperatūra, dar kažkas taip toliau. Taip. Gali šitą truputį nušviesti? Kas čia per problema? Ostatinis krūvis, čia aš irgi neseniai tik pasiskaičiau, bet dar reiks pasigilinti, labai įdomus toksai fenomenas, nes mes, kai lekiame, kai esame labai stresiniai aplinkoje, mes medžiojam, mes koncentravėsi, mums reikia mamutą, mums reikia čia ketvirčio ataskaitos, darbai, čia VMI ir visa kita. Mūsųgi antinkščiai gamina katecholaminą, adrenalinas, kortizolis, metanefrinai visokie, žodžiu, streso hormonai. Ir jie mus mobilizuoja. Kova už būvį. Daug gliukozės kraujyje, nes jie skatina gliukoneogenezę, riebalų skaidimą, daug riebalų, daug gliukozės, žodžiu, visko kraujyje pilna. Pulsas pakyla, kraujospūdis pakyla. Mes tokie fokus, visiškai susifokusavę į darbą. Reikia mažiau miego, reikia mažiau kalorijų, lekiam. O paskui, kai dingsta stresoriai, antinkščiamgi nebelieka. Ką daryti? Jie nebegamina to kortizolio. Ir tada kūnas mūsų, žinai, kol mes varom, medžiojam, koks čia gyjimas, kokios ligos mums čia ir dabar reikia padaryti. Tai jisai nustumė, žinai, tas visas problemas, visokius kažkokius tai mažus dalykėlius, kurias reikėtų dabar pagydyti miego metu, atstatyti audinį, iki tada, kada bus lengvesni laikai, kada mes galėsime imtis tų kitų darbų. Ir kai mes pabaigiam tą medžioklės periodą, mes galime atsipalaiduoti, tada įsijungia augimo hormonas ir jau jisai ateina žiūri, ką tu čia pridarei, dabar va tai tu sirgsi. Ir tada kūnas viskas, jisai duoda signalus, kad mums reikia dabar taisytis ir tada va uždegimukai, visokie skausmeliai ir panašiai. Tai negerai, nes vadinasi krūvis prieš tai tas stresas buvo per didelis ir per toksinis. Nebuvo jisai sukontroliuotas, jeigu jau taip yra. Paimkim truputį papildus. Aš įsivaizduoju, kad čia tokia labai platus pasaulis ir spėju ateina žmonės, kurie, ten, žinai, maišiukas tablečių skirtingų, visko geriam, visko darom ir, kaip paminėjai pati, kartai, žinai, slidžių į Egiptą nereikia. Kokie labiausiai tokios slidės į Egiptą, tie beprasmiai galbūt, jeigu paimsim Lietuvoje gyvenantį žmogų, ko gal tikrai nereikėtų, o galbūt kažkurie, kurių tikrai reikėtų? Aš nesuprantu mikso universalių dalykų, multivitaminų, kavų ten su 100 ekstraktų. Aš jų nesuprantu. Kuo dalykas yra labiau skirtas viskam, tuo jisai yra mažiau kam skirtas. Tu gali paimti 5, gali paimti 7 medžiagas. Bet ne 20, ne 30 medžiagų ir sudėti vieną, nes jos vis tiek, priešinsis, prasčiau įsisavins. Tu įsivaizduok, tu suvalgai kapsulę su visa Mendelėjevo lentelė, tai ką tavo žarnos, jos nežino, čia ir kalcis, ir geležis, ir ką daryti. Iš visko čia yra. Aišku, juokauju, ten radioaktyvių nėra kažko, bet tu įsivaizduok, ką daryti. Tai mes
kaip žmogus jaučiasi, kokie yra jo tikslai, koks šiaip gyvenimo būdas, ko jam reikia gyvenant Lietuvoje, omegų reikia, nes žuvies nesuvalgom, nu čia jau pasaulinė statistika, skaidulų reikia, valgom daržovės, kimči, valgom raugintus agurkėlius, vitamino D reikia, moterim mėnesinės geležies reikia pasižiūrėti, sportininkai, galbūt reikia kretino, nu, pagrindiniai dalykai pagal tikslus. O paskui jau žiūrim, jeigu, pavyzdžiui, koks PMS-as išskiros iš krūtų, bet nėra ligos, tai galbūt kokį skaistminio ekstraktą paskirti, jeigu vyro ten potencijos sutrikimai arba pavyzdžiui, ten truputėlį galbūt į žemesnę pusę testosteronas, bet dar nereikia medikamentinio gydymo, tai ašvagandos kažkokie papildai, nu, daug dalykų. Ir po to žiūri, žinai, pagal tai, kuo žmogus skundžiasi ir ką sako mokslas, kas yra ištirta, nes labai daug yra papildų, kur mes kaip ir turim duomenų vienoje imti, kitoje neturim ir toks inconclusive, kur gali gert, gali negert. Pakalbam truputį apie dopaminą ir galbūt jo perteklių dabartinėme galbūt gyvenime. Tai pirma, man įdomios ir tam tikros praktikos šitoje vietoje, bet ar manai, kad čia mes turim kažkokią problemą, kaip dauguma žmonių? Dopamino dabar, tas mūsų atpildo hormonas, tai gera labai va vėlgi knyga Dopamination, tokios psichiatrės. Neskaitęs. Dopamino nacija, Dopamination. Labai gera atpildo sistema, kaip žmonės dėl dopamino įklimpsta į tam tikras priklausomybės. Pornografija, alkoholis, narkotikai, bindžytinimas ir panašiai, kur tu gauni iškart dopamino, bet tu sumoki kainą paskui. Bet yra kitas dalykas, sportas, bėgimai, kur yra delayed gratification, kur tu iš pradžių sumoki tą nemalonę kainą ir paskui gauni dopaminą. Tai mano nuomonė, nu tai yra kaip, nu įsivaizduok, kaip, nu aš nežinau, kaip paskola iš banko. Tu iš pradžių pasiemi paskolą greitąją su žiauriai didelėm palūkanom. Tai taip pat kaip ir pavyzdžiui gauti dopaminą iš persivalgymo, bet tu paskui turi mokėti labai didelius pinigus ilgą laiką. Tavo mokestis už persivalgymą ir greitą dopaminą yra pilvo skausmas, nevirškinimas, viršsvoris, mieguistumas, nuovargis. Tai taip, mes žinoma, va vėlgi gyvename 2 minutės nuo soft drink, kažkurio knygoje tai buvo parašyta, nes aš angliškai klausau, tai daug pas mane anglicizmų yra, daug angliškos literatūros, tai jo, 2 minutės, bet kur gali nueiti gauti tą skaniuką ir visą kitą, ir tiesiog mum nebelieka tikslo gauti dopamino iš kažkokių tų ilgalaikių tvarių šaltinių, kaip sportas, kaip meditacija. Nes mes čia ir dabar galim gauti, va sumoku pinigą, gaunu kebabą, gaunu dopamino. Tai yra lengviau negu eiti sportuoti arba kažką daryti, galvot, mąstyti. Mačiau kelis įrašus iš tavęs apie dopamino detoksikaciją ir tam tikras praktikas. Ar yra kažkokie specifiniai, kaip manai, kaip tai reikėtų daryti, galbūt, žinai, telefonų valdymas tam tikras, ten gal kompiuterių? Gal ne detoksikacija, čia gal netinka tas žodis, nes čia detoksas iš vis prie mūsų kūno, mes turim kepenis ir inkstus, tai čia, no way, čia, žinai, ne tas galbūt žodis, bet labai geras detoksas yra nuo soctinklų, nes soctinklai, oi, koks yra dopamino šaltinis, tu neįsivaizduoji, parašė žinutę, viskas, jau mes gaunam, atsidarom, tas, žinai, netikėtumo aspektas, kad mums kažkas dėmesį rodo, kad aš esu reikalingas kažkam ir dar, oi kaip gražiai čia tas Instagramas, gis toks rožinis, spalvingas, ten tie reelsai, viskas šokinėja, besikeičiantis vaizdai. Mes tiek daug gaunam trigerių, tiek daug gaunam impulsų, daug dopamino. Ir tada tai veiklai, kurią mes iš tikrųjų norim padaryti, parašyti knygą, paskaityti knygą, išeit pasivaikščiot, mums nebelieka noro, nebelieka dopamino ir valios, dėl to, kad mes išnaudojam su atitinklam. Pavyzdžiui, buvo labai įdomus tyrimas atliktas, dabar galvoju, kaip čia jį taip įgarsint. Ką aš dabar smegenyse suvokiu, buvo tirta viena grupė studentų ir buvo ištirta kita grupė studentų, žodžiu, jiems buvo duotas paprastas matematikos testas, 2+2, 4, kažką ten jiems reikėjo padaryti. Vieniem buvo duotas obuolys, kitiem buvo duotas skaniukas. Ir, žodžiu, buvo lyginta jų valia, jų emocinis atsakas dienos pabaigoje po tų visų testų. Ir jie žinojo, kad vieni gauna obuolį, o kiti gauna skaniuką kažkokį sausainuką, pyragėlį. Tai tie piktesni buvo, kurie obuolį gavo.
nes jie turėjo savo valią palaikyti, kad netimtų iš tų sausainų, kad tai tu įsivaizduok, valia yra kaip resursas, kurį mes nuo ryto iki vakaro išnaudojam. Nu, ta prasme, aš galvoju, dabar čia, kaip čia dabar gražiai susisteminti visą tą, ką aš norėjau pasakyti. Nu, žodžiu, jie turėjo atsilaikyti, nesuvalgę to skaniuko, nes žinojo, kad gaus tik obuolį. Nu, tai ta prasme, įsivaizduok, tu valią irgi naudoji kaip resursą. Čia prisideda palyginimas su ta antra grupė. Su ta antra grupė, žinai, o kodėl čia jie taip. Tai žodžiu, kad netgi tas, atrasiu aš tą tyrimą, reiks jį normaliai parašyti, gal postą kokį, nes ten tikrai labai labai įdomu. Dabar galvoju, aš suprantamai paaiškinau. Žodžiu, kad valia yra kaip resursas, tu įsivaizduok, per naktį, tu turi valios, tarkim, 10 litrų kibirą valios ir tau su kiekvienu tokiu atsisakymu kažkokiu delayed gratification, tau tos valios mažėja ir tu galiausiai iki vakaro. Aš man rodos iš atominių įpročių irgi atsimenu šitą aiškinimą, kad kuo greičiau mes tuos įpročius galime paversti, taip sakant, ne toje atminty, kuri valgo valią, kad tai taptų, nes tas lydinėjimas tavo irgi, kur pavyzdys buvo, kad, žinai, pirmą kartą praslysti, tau reikalauja tavo būtent fokusą. Kuo labiau tu tai pririši prie tos kitos atminties, kažkaip blogai skamba, bet įpročių paverti, tuo mažiau tau reikia iš tiesų apie tai galvoti, tuo mažiau tau reikalauja to sprendimo priėmimo. Tai tie resursai man visiškai, taip sakant, labai logiškas sprendimas. Taip. Gerai, pajudinkim dar truputį vieną temą su PMS edukacija, nes man rodos yra tam tikros skylės edukacijų šitoje vietoje, man rodos, kurios reikėtų galbūt pabandyti užpildyti. Tai kas iš tiesų vyksta organizme ir kodėl tai tikrai nėra valios klausimas? Ne valios, PMS, tai PMS dabar trumpai tai yra priešmenstruacinis sindromas, kuris pasireiškia tiek emociniais, tiek fiziniais, tiek elgesio pokyčiais, būtinai visi turi 3 būti elementai, maždaug nuo 3 iki 10 dienų iki mėnesinių, tai yra iki 1 kraujavimo dienos. Didesnis apetitas, nėra nuotaikos, išpūstas pilvas, gali būti išskyros iš krūtų, depresyvi nuotaika, padidėjus agitacija, nuovargį, žodžiu, labai labai daug simptomų šitas turi dalykas. Ir tai yra susijęs su tuo, kad būtent po ovuliacijos nuo 14 iki tos 28 mėnesinių ciklo dienos pas moteris labai didėja progesterono, tokio hormono, kuris ruošia gimdą potencialiam nėštumui. Tai tu įsivaizduok, jeigu moteris, kuriai įvyko ovuliacija, išėjo kiaušinėlis į kiaušintakį, jisai keliauja į gimdą, tuo metu kiaušidė gamina labai labai daug progesterono, kuris ruošia gimdą, ruošia krūtis, ruošia visą kūną, kad galbūt dabar įvyks apvaisinimas, nes yra vaisingos dienos. Ir tu įsivaizduok, padidėja kreivingsai, nes sumažėja jautrumas insulinui ir moteris natūraliai pradeda valgyti daugiau kalorijų, nes tu palikonį išlaikyti tai reikia, tai mums reikia padidinti kaloražą ir kūnas natūraliai ruošiasi šitiem, žinai, pokyčiam, bet kadangi jeigu apvaisinimas ar nėštumas neįvyksta, vyksta mėnesinės ir viskas PMS baigėsi ir taip kiekvieną mėnesį. Tai čia yra toks kaip ir paruošiamasis hormonų pokytis potencialiam nėštumui. Ir vienos moterys tam yra jautresnės, kitos yra mažiau jautros, kitos iš vis sako, aš jokio PMS-o nejaučiu. Tai visaip iš tikrųjų gali būti. Čia tokia atrodo privaloma edukacija vyrams, kad tiesiog žinoti apie savo partnerės, kur suprasti, kad kažkas dedasi ir galbūt, taip sakant, priverstinai taikyti specifinius veiksmus, žinai, bet žinai, kad blogesnė nuotaika, tai žinai, kaip pasirūpinti truputį labiau arba kažką. Bet vėlgi, čia, žinai, reikia kalbėtis ir kad abipusis būtų supratimas, kad vyrai nesakytų, tai tu čia naudojasi savo PMS-u, arba moteris irgi, žinai, kad man čia PMS visą laiką negali būti visą laiką PMS, žinai, kad neatsirastų kovos tarp šitų dalykų, tai galbūt su supratimu, kad pavyzdžiui... Tai komunikacija tokia magiška, jeigu komunikuoji, dažniausiai problemas sprendžiasi, jeigu nekomunikuoji... Taip. Gal reikia išgirsti, ką kitas sako, ne tik girdėti, dar suvokti reikia, ką noriu pasakyti. Jeigu reikėtų vyrui paaiškinti apie PMS per minutę, 2, ką jis turi suprasti apie savo partnerę, apie savo kolegės, ką reikėtų žinoti iš tos... kad kaip galbūt reikėtų, ar reikėtų apskritai kitaip elgtis, ar kažką reikėtų žinoti šitoje vietoje? Galbūt reikėtų žinoti tai, kad būtent tom dienom yra šiek tiek jautresnė, galbūt reikia daugiau empatijos, daugiau švelnumo,
daugiau supratingumo ir reikia princess treatment tom dienom, žinoma. Tada vat kažką tokio smagesnio nuveikti, galbūt truputėlį nusileisti, žinai, tai vat. Na, aš jeigu iš tos moterų perspektyvos, vat kaip aš pati jaučiuosi, kaip aš galbūt norėčiau. Nežinau kaip kitom, gal kitos ultramaratonus gali bėgti. Žinoma, žinai, čia įvairiai visaip gali būti. Ar yra koks patarimas moterims, kad PMS netrukdytų tokiam kasdieniniam gyvenimui kiek įmanoma? Ar yra kažkas, į ką galima atsižvelgti? Nes vis tiek spėju yra pagalbos, kuri gali būti. Bent jau ką aš sau darau, jeigu tai trukdo labai gyventi ir šiaip didelis nuovargis, tai leisti sau pamiegoti. Ir mėnesinių metų duoti ne 8 valandas, o 10 valandų. Duoti 10 valandų kūnui pamiegoti. Jeigu įmanoma, jeigu tiek įmanoma, išeina ten kokį pakaituką, galbūt numėgti 20 minučių, irgi labai labai gerai. Papildai, pavyzdžiui, man vėlgi tas skaisminio ekstraktas padeda, ten krūtų jautrumas, PMS-ai. Gerai, paskutinis klausimas. Jei galėtum kiekvienam žmogui Lietuvoje įrašyti vieną trumpą žinutę į galvą apie sveikatą, kas tai būtų? Vieną trumpą žinutę. O Jėzau, no pressure. Dabar kiekvienam, aš jau vieną žinutę esu sakius, bet aš dabar galvoju, kad išlikite smalsūs ir atviri. Atviri naujovėm ir pasitikėkit specialistais. Svarbiausia, kad žmogus būtų smalsus, kad jisai ieškotų, kad jisai stengtųsi. Bet su ta sąlyga, kad nenueitų į ortoreksijas arba ortosomnijas, tai yra perdėta, žinai, rūpinimas į savo sveikatą. Kad išliktume smalsus, kad išliktume žingeidus, kad eitume pirmin, neapsikrautume kažkokiais praeities dalykais. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduok, aš bėgu maratoną, tu galvoji, žiūriu ten, kas galia manęs, aš žiūriu į priekį, kas prieš mane bėga, kas greitesnė šitos lygios, ką dar aplink, nu taip, žinai, toks vat. Kad mes žiūrėtume į priekį, ką galima padaryti geriau. Nu, tokio blaivaus proto linkiu visiems iš tikrųjų, smalsumo ir blaivaus proto. Atrodo, tas sąmoningumas labai išspręstų daug problemų, jeigu žmonės iš tiesų apsimtų tą tokią saviugdą šioje vietoje. Taip. Super. Ačiū, Ieva, už tokį atvirą pokalbį. Labai smagu. Manau, tikrai dar sutiksim ne vieną kartą pabendrauti. Aš čia tiek nautsų užsirašiau savo papildomai, kad dar man reikia daryti namų darbus papildomus. Ja, cool. Ačiū tau, o vėl paliksim visas nuorodas į socialinklus. Ieva komunikuoja super, sakykime, per visas Instagramus, LinkedInus, puslapius, Facebookus, visur. Tai tikrai užsukit pasižvalgyti ir iki kito karto. Ate.